Tikra savivertė atsiranda ne tada, kai tu kažko pasieki, bet tada, kai išdrįsti rinktis save vėl ir vėl, net tada, kai yra baisu. Kažkada ir aš pasiekimais, diplomais, daiktais bandžiau užkišti šitą trūkumą savo viduj, kol galiausiai supratau, kad tai neveikia. Ir tuomet pradėjau taikyti visiškai kitus metodus, kurie man ir padėjo finale užauginti savo savivertę. Ir tais metodais aš su jumis pasidalinsiu. Tai pirmas dalykas, jeigu bijai, daryk bijodamas. Ir šita formulė iš tiesų yra labai įgalinanti, todėl kad svarbu prisiminti, jog esi žmogus, turi emocijas ir tau galima jaustis taip, kaip tu jautiesi, ir nuo to tavo vertė nesumažėja, nuo to tavo išmintis, tavo žinios nesumažėja. Ir duodant savo tokį leidimą, atsiveria visiškai kitokia erdvė. Antras dalykas - leisti savo pasirodyti, net tada, kai 100% nesijauti gerai. Ir leisti savo padaryti dalykus nebūtinai 10-ukui, nes tiek 9, tiek 8, tiek 7 yra labai labai gerai ir tai yra tavo tos dienos 100%. Trečias dalykas - tai ribų brėžimas, nes kiekvieną kartą, kai nubrėži ribas ir pasirenki save, savęs neišduodi, tai tavo viduj auga pasitikėjimas savimi. Ir man labai gražu stebėti šį procesą, dirbant su klientais asmeninės mentorystės programoje, su intuityviais lyderiais, kuriems savivertė yra labai svarbi tam, kad jie galėtų pagaliau pradėti dalintis savo dovanomis, savo kūrybą, savo gebėjimais. Tai jeigu jauti, kad esi šiame taške, apsilankyk mano svetainėje rūtaraus.lt.